Kai kūdikis neramus, dažniausiai mes manom, kad tai yra pilvo skausmai, pilvo pūtimas, kitaip tariant, dujų kaupimasis. Ir labai dažnas patarimas yra padaryti pilvo masažiuką. Dažniausiai masažas yra rekomenduojamas sukti, kitaip tariant, masažuoti pilvuką pagal laikrodžio rodiklį, tokiu ratuku. Aš šiek tiek parodysiu, kaip kitaip daryti tą masažą ir taip pat paaiškinsiu, kodėl. Žarnynas, storasis žarnynas, jisai yra tarsi U formos, jisai kyla į viršų, horizontaliai eina ir paskui leidžiasi žemyn. Čia yra būtent ta kairioji pusė, tai yra žarnos pabaiga ir mūsų tikslas yra ne viską sustumti iš karto į vieną pusę, bet po truputėlį atpalaiduoti žarnyną taip, kad tos dujos lengviau išeitų. Ir tuoj aš jums parodysiu, kaip tai padaryti. Kaip jau minėjau, storasis žarnynas yra U formos, tokios apverstos U formos. Mūsų tikslas yra dalimis atlaisvinti žarnyną, tai mes pradėsim tiesiog nuo paskutinės grandies, tai yra būtent ta, kuri eina kairėje pusėje žemyn, tokį kaip lengvą paglostymą į apačią, kad atsilaisvintų žarnynas. Toliau einam horizontaliąją liniją, irgi horizontaliąją ir į apačią, horizontaliąją ir į apačią. Visus tiesiog tokius paglostymus 3-5 kartus darom. Ir trečias judesys jau yra visą žarnyną apimant storąjį žarnyną ir darom tokią kaip ir U raidę. Vėlgi darome 3-5 kartus paglostom. Ir taip mes atlaisvinam dalimis žarnyną. Tai yra pirmiausia, čia atsilaisvina, mes padarom tokio daugiau ertmės, toliau visą tą sustumėm į tą dalį, kurioje jau yra atlaisvinta. Ir paskui jau paimam tą tolimesnėje grandį ir ateinam vėlgi išlaisvinam. Tai iš principo yra, kad atsimint būtų paprasčiau, yra 3 raidės. Tai yra I tiesiai, apversta L ir apversta U. Tokiu būdu mes visą žarnyną labai paprastai, lengvai, tam tikrais segmentais atlaisvinam, kad dujos greičiau pasišalintų. Pabaigai norėčiau pasakyti dar tokį vieną dalyką. Jeigu kūdikis neramus, tai nebūtinai turi būti dujos. Tai gali būti ir nebrandi nervų sistema, ir kūdikio dischezija, ir kitos priežastys. Todėl vien tik masažo gali nepakakti. Bandykite ieškoti tikrosios priežasties, dėl ko kūdikis neramus.